Melo etiketė galingesnė už bet kokį gėrį? Galbūt, bet tik tuomet, kai pasiduodi. Moralę praradę žmonės, prisidengę visuomenės saugumu, naudoja melą kaip ginklą, kad sustabdytų bet kokią iniciatyvą, kuri jiems nepatinka. Pakanka vieno straipsnio, vieno eksperto, kabutėse, pareiškimo, vieno melagingo kaltinimo ir naudingas projektas tampa pavojingu. O už to stovi ne šiaip kritikai, tai antikultinės grupės tokios kaip Fekris, Racirs ir jų bendraminčiai, žmonės, kurie pamiršo, ką reiškia kurti. Alatra – tai veiksmai, ne žodžiai. 15 metų savanoriškų klimato tyrimų asmeninėmis lėšomis, bei išorinio finansavimo. Pranešimai COP29 ir COP30 ne kaip stebėtojai, bet kaip sprendimų kūrėjai. Popiežių Pranciškaus ir Leono XIV palaiminimai, kuriančiosios visuomenės vizija, kurioje švietimas nemokamas, sveikata prieinama, o žmonės vieningi. Tai realūs ir dideli darbai, kuriuos atlieka paprasti žmonės, savanoriai, be atlygio, be valdžios, be baimės. Alatra kelyje pasitaikė moralę praradę ekspertai ir staiga Alatra buvo apšaukta prorusiška, absoliuti manipuliacija ir smegenų plovimas. Rusijoje neseniai Alatra buvo paskelbta teroristinė organizacija ir dalis savanorių, nekaltų savanorių, buvo pasodinti į kalėjimus ir už to stovi Rusijos FSB Racirs tinklas. 2022 metais BBC rašė, kad Alatra apgavo mokslininkus. Vėliau paaiškėjo, kad jų šaltinis melavo. Atsiprašymų nebuvo, o straipsnis vis dar kybo internete. Ukrainos portalas Slistvo Info rašė, kad Alatra turi 21 offshore kompaniją. Visiškai absurdiškas melas, bet straipsnis vis dar gyvas. Čekijoje ir Slovakijoje 2023 metų pabaigoje savanoriai atlaikė informacinę šmeižto bombą. Daugiau kaip 300 straipsnių per nepilną mėnesį įvairiuose žiniasklaidos portaluose. Lietuvoje Alatra šmeižė skeptikų draugiją. Ir nors tai, kas ten parašyta, yra melas, bet jų straipsniai vis dar pirmose Google paieškos puslapiuose. Organizacija Fekris, o tai yra rusiškas Racirs analogas Prancūzijoje, kaltina įvairias grupės sektizmu. 2020 Fekris pralaimėjo teismą Hamburge, 2023 Marselyje. Ir nors ši organizacija jau prarado savo galę, bet jau žala padaryta ir skleidžiama melaginga informacija vis dar randama internete. Kodėl tai daroma ir kaip tai veikia? Nes melagingas kaltinimas yra pigiausias ginklas. Nereikia įrodymų, nėra atsakomybės. Griauti juk lengviau nei kurti. Ir baisu, kai griuvėjai gauna valstybės pinigus. Pavyzdžiui, Prancūzija kasmet organizacija Fekris skirdavo 100 000 eurų. Jie turi prieigą prie žiniasklaidos, jų ekspertai kabutėse cituojami be patikrinimo. Jie meluoja net pralaimėję teismuose, o nekaltų reputacija jau neatstatoma. Kai žmonės, kurie turėtų ginti tiesą, tampa melų platintojais, visuomenė praranda pasitikėjimą vieni kitais. Taip mes skaldome tarpusavyje. Ir tai liečia ne tik Alatrą. Taip naikinamos bet kokios geros iniciatyvos. Žmonės išsigąsta, o rėmėjai atsitraukia. Todėl, kai matote pilamą purvą, būkite budrus. Perleiskite informaciją per moralės prizmę. Džiugu, kad Alatra nepasidavė. Mes einame link savo tikslų. Mes darome tai, dėl ko judėjimas ir susikūrė. Džiugu matyti, kad mes beveik pastatėme į vietą tuos, kurie mūsų vos nesunaikino. Ir dar labiau džiugina, kad mus jau girdi labai aukštame lygyje. Taigi, iki pilnos pergalės mums liko visai nedaug.